su jum į galvą. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 akyčių. Ir pirmą eilę mes išsimegsim gerom akytėm, kad kraštelis tvarkingai stovėtų, nesiraitytų. O paskui bus galima pradėti pagrindinį raštą. Aš šitam mėginukui rinksiuos 2 spalvas. Bus geltona ir pilka. Šiaip spalvos iš tikrųjų neturi reikšmės jokios. Taigi, pirmą eilę išmegsta. Kraštelis bus toks išvirkščioji pusė. Išvirkščios akys, jeigu norit, kad dailiau atrodytų, galit šitą pusę rinktis, tada pirmą eilę reikėtų išmegsti išvirkščiom akim. Taigi pradedu nuo pirmos akies. Formuosiu kvadratėlius. Išmeskam pirmą akį, ją nukeliam ir tą pirmą akį sugrįžtam atgal. Dabar jau gaunas taip, kad pirma akis turėtų būti visada nukeliama rašto krašte. Taigi vėl vieną, kad susiformuotų trikampis, einu toliau, 2. Ir vėl tuo pačiu principu grįžtu atgal. Kol mezginys toks mažas, tai. Ir vėl pirmą akį nukeliam, antrą išmezgam ir einam toliau. Jau 3 akis. Vėl grįžtam tuo pačiu principu. Po truputį formuojas trikampis, kraštas. Ir vėl pirmą nukeliam. 2, 3, 4. Ir vėl grįžtam atgal. Formuosim trikampį iki 6 akių. Kad mūsų visi kvadratai būtų lygus, imsim 6 akių kvadratą. Jis bus taip 6 ir taip 6. Taip susiformuoja kvadračiukas. Taigi mes čia turim 4. Pirmą nukeliam. 2, 3, 4, 5. Aš, kad nereikėtų sukiot viso mezginio, nes tie kvadratėliai mezgasi vienas paskui kitą. Tiesiog mezgu tą atvirkštinę tvarką. Ir vėl 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čia paskutinė eilė šito. Va. Susiformavo trikampis. Formuojam sekantį. Vėl vieną išmezgam. Grįžtam atgal. 1, 2, 1, 2, 3. O mezgu atvirkštinį variantą, kabindama taip. Siūlas eina iš tos pusės ir išneriam iš tos pusės.
tam, kad palengvint savo mezgimą, kad jo nereikėtų kiekvieną kartą apsukinėti, aš mezgu taip. O jūs kiekvieno savo, kaip jums patogiau, kaip jūs įpratę. Man patogiau. Taip. Taip, ką mes čia turim? 2, 4, 5. Taip. Ir paskutinė. 2, 3, 4, 5, 6. Ir liko paskutinė 6 akis. Paskutiniam trikampukui. 2. 3. 4 eiliai. Taip. Gal šiek tiek per storus virbalus pasirinkau, bet siūlai plonesni, bet nieko tokio. Taip ir paskutinis. Paskutinė eilė. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taigi, turim 3 jau, susiformavo 3 trikampukai. Dabar dėsim kitą siūlą. Tam, kad siūlas nesimaišytų, aš tiesiog pirmą akį išmegsiu kaip su 2 siūlais. Tam, kad pilkas siūlas man nepabėgtų. Po to atskirsiu ir jau megsiu taip. Iš tos pusės gaunasi, kad reikia 2 kart pirmą akį išmezgi su 2 siūlais, po to iš dešinės į kairę tą pačią akį ir dabar jau aš nukelsiu šitą akį ir pradėsiu formuoti sekantį trikampį. 2. Imu 2. Vėl išmezgu 2. Imu 3. Principas tas pats, tik dabar eina nebe iš dešinės į kairę, o iš kairės į dešinę. Pirma akis visada nukeliama, kad gautus gražus kraštelis ir po to būtų galima gražiai susiūt. 4. Ai. 2, 3, 4, 5 akis. Vėl išmezgam.
po truputį formuojasi sekantis trikampėlis, kuris užpildys jau mūsų kvadrato eilę. Taip, 2, 3, 4, 5 ir 6. Va, gavosi toks trikampis. Toliau, kad formuotųsi kvadratas, o šitas kvadratas, reikia surinkti prieš tai buvusio eiliai 6 akis. Pradedam nuo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ir principas vėl tas pats, mes išmezgam visą eilę jau su šitom akytėm. 2. 4, 5, 6. Toliau reikės suimti šitą eilę, sujungsim su šita. Kad gražus būtų perėjimas, šitą akį perkelsiu per pirmąją geltoną. Tiesiog jas sukeisiu. Padarysiu tokią pinutę. Ir jas kartu išmegsiu. Na taip. 1, 2, kas čia? 3, 4, 5, 6. Grįžtam atgal. Pirmą nukeliam. 2, 3, 4, 5, 6, 6 ir vėl 6 sujungiam su sekančio kvadratinio iš eilės einančia akim. Su antra. Vėl jas išmezgam į vieną. Gausis toks va gražus perėjimas. 2, 3, 4, 5, 6. Ir vėl pirmą nukeliam. 2, 3, 4, 5, 6. Vėl pirmą iš eilės sujungiam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taip. Taip. Liko 3 akis. Sujungiam. Gaunasi, kad 6 eilės formuojasi vat šitas kvadratas. Taip. Taip. 5. Galima suėmimas šiaip neturi reikšmės, tik tai jau po to
Jeigu mezgat iš virkščios pusės, jeigu sukiojat, tarkim, vat, taip apsukat visą mezginį kiekvieną kartą, tai tada galima suimti akis 1, 2, 3, 4, 5. Iškart taip suimt dvi akis. Reikšmės šiaip didelės neturi. Tada nereikia supinti akių. Kadangi aš mezgu atvirkštiniu būdu, aš jas tiesiog sukeičiu vieną su kita. Nu va, gavosi, formuojasi kvadratėlis. Parodysiu, kaip jis atrodo. Va. Ir toliau vėl principas tas pats. Surinksim čia šitoje eilėje 6 akis ir vėl megsim tą patį trikampuką. Gausis tas pats trikampukas. Tai čia iš kairės į dešinę. Dabar parodysiu, kaip vyksta principas iš dešinės į kairę. Čia yra mano mezginys. Aš mezgu 2,5 storumo siūlais. Balti. Oi, pamečiau akį. Dvigubi, nes labai plonyčiai. Pačiam mezginiui bus. Taip. Pirmą nukeliu. Sugaudau visus siūliukus, kad nepasimestų ne vienas. 1, 2, 3, 4, 5. Principas tas pats. 6. Ir vėl pirmą nukeliam. 2, 3, 4, 5, 6 ir vėl pirmą nukeliam. 2, 3, 4, 5. Tik jau šį kartą suimam į tą pusę. 3, 4, 5, 6. Tam, kad nepasimesčiau, visada susiskaičiuoju, kad netyčia nepaimt kito kvadrato akytės.